mylimieji Kristuje. Šiandien noriu pakviesti jus pamastyti apie tai, ar Dievo meilė turi ribas. O mūsų meilė, ar ji ribota? Tai klausimai, kurie kyla mums, kai susidurime su sunkumais, nusivylimu, arba kai patiriame kitų žmonių abejingumą, pyktį, žiaurumą. Pažvelkime į šios klausimus per šventojo rašto prizmę ir leiskime Dievo žodžiui kalbėti mūsų širdis. Biblijos puslapiuose regime Dievo meilę net ir tiems, kurie mūsų akimis žiūrint yra nevertingos. Vienas iš ryškiausių Dievo meilės pavyzdžių yra Mozė ir Izraelio tauta. Kai izraelitai Dievo išvaduoti iš Egipto vergijos atsimeta nuo jo ir garbinti pradeda auksinį veršį, Dievas nori sunaikinti visą tautą už šį didžiulį nusižengimą. Tačiau Mozė maldauja Dievą pasigailėti ir Dievas atleidžia izraelitams. Šis įvykis rodo, kad Dievo meilė apima ir teisingumą, ir gailestingumą. Jis neatmeta savo tautos, net kai ji nusideda. Nors Dievas baudžia už nuodėmę, jo meilė visada siekia atleidimo ir susitaikymo. Kitas pavyzdys yra Dievo elgesys su Abraomu ir jo palikuonimis. Dievas pažada Abraomui, kad jo palikuonis taps didžiulė tauta. Ir nepaisant Abraomo bei jo vaikų klaidų, Dievas laikosi savo pažadą. Pavyzdžiui, Izmaelis, Abraomo sūnus su tarnaite Hagara, nėra Dievo pažado įpėdinis, bet Dievas vis tiek pažada jį palaiminti. Kai Hagaras su Izmaeliu yra išvaromi į dykumą, Dievas pasigaili ir apsaugo juos, kad iš Izmaelio padarytų didelę tautą. Tai parodo, kad Dievo meilė peržengia žmonių klaidas ir ribas. Jis gailestingas, jis rūpestingas ne tada, kai kiti mus nurašo, atstumia, ar mes neatitinkame kažkieno susigalvoto standarto. Dievo meilė pasireiškia per jo ištikimybę ir atleidimą, net kai žmonės atsitraukia nuo jo. Jo gailestingumas nėra apribotas mūsų elgesio. Jis visada laukia mūsų sugrįžtančių. Dievo meilė mums tokia didelė, kad mes net negalime suvokti jos dydžio. Evangelijoje pagal Joną sako: Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Tai Dievo meilės apogėjus. Jis atiduoda brangiausią, ką turi, kad išgelbėtų žmoniją. Ši meilė yra beribė ir besąlyginė. Ir svarbiausia, ji skirta mums, kiekvienam iš mūsų. Vienas iš ryškiausių Jėzaus meilės pavyzdžių yra palyginimas apie sūnų palaidūną. Sūnus, kuris iššvaisto visą savo paveldą ir grįžta pas tėvą, nieko nebeturėdamas, yra sutinkamas išskėstomis rankomis, dovanomis ir nukrautu vaikščiomis stalu. Tėvas, kuris simbolizuoja Dievą, ne tik atleidžia, bet ir džiaugiasi dėl sūnaus sugrįžimo. Tėvas parodo visą viešpaties Dievo meilę. Tai rodo, kad Dievo meilė nėra susieta su mūsų nuodėmėmis ar praeities klaidomis. Jis myli mus tokius, kokie mes esame. Jis laukia mūsų sugrįžtančių ir atleidžia mums, kai mes to prašome. Didžiausias meilės pavyzdys yra Jėzaus auka. Netgi tada, kai jis kabo ant kryžiaus, patirdamas didžiausią kančią, Jėzus meldžia tėvą atleisti savo skriaudikams. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Tai yra didžiausias gailestingumo ir meilės aktas. Atleisti tiems, kurie trokšta tavo mirties ir melstis už jų išgelbėjimą. Tokia beribė
besąlyginė Dievo meilė mums. Kai kalbame apie Dievo meilę, neabejojame jos dydžiu ir tikrumu. Tačiau kyla klausimas, ar mūsų meilė gali būti tokia pat beribė? Dažnai mums sunku mylėti kitus, ypač tuos, kurie mūsų skaudina ar neteisingai pasielgia. Mūsų meilė dažnai būna ribota, susieta su mūsų jausmais, situacijomis ar kitų žmonių veiksmais. Tačiau Jėzus mus kviečia sekti jo pavyzdžiu. Vienas iš svarbiausių Jėzaus mokymų yra besąlyginė meilė. Mylėkite savo priešus ir melskitės už tuos, kurie jūs persekioja. Jėzus moko mus, kad tikra meilė nėra paremta išskaičiuotais jausmais ar asmeniniais interesais. Ji remiasi pasirinkimu mylėti, net kai tai atrodo mums neįmanoma. Jis kviečia mus išplėsti savo meilės ribas, būti pasirengusiems atleisti ir priimti visus, net tuos, kurie mus įskaudina. Puikus pavyzdys yra apaštalas Paulius, kuris prieš savo atsivertimą buvo krikščionių persekiotojas, tačiau Dievas jį pašaukė. Ir Paulius tapo vienu iš didžiausių Jėzaus sekėjų. Dievo meilė perkeitė jo gyvenimą ir Paulius ne tik pats patyrė šią meilę, bet ir skleidė ją visur, kur tik tais ėjo. Tai rodo, kad nors mūsų meilė yra ribota, Dievas kviečia ją dalintis. Papasakosiu istoriją, kuri galėjo nutikti bet kuriam iš jūsų, o taip pat ir man. Jauna moteris, o galbūt vyras, sėdėjo parke ir verkė. Pro šalį su triračiu važiavo berniukas, gal mergaitė. Pamatęs verkiančią moterį, privažiavo arčiau ir paklausė: kodėl tu verki? Moteris atsakė, kad jis nesupras, nes dar yra mažas. Tačiau berniukas neatstojo. Jums kažką skauda ir todėl verkiate? Norite, aš jums padovanosiu savo žaisliuką ir skausmas praeis. Moteris pažiūrėjo į berniuką, dar labiau susigraudino ir sušnabždėjo: aš niekam nereikalinga. Manęs niekas nemyli. Berniukas rimtai pažvelgė į moterį ir paklausė: o jūs tikrai visų paklausėte? Mylimieji, Dievo meilė yra amžina ir beribė. Ji neturi jokių apribojimų, laiko, vietos ar mūsų nuodėmių atžvilgiu. Dievas mus myli nepaisant mūsų klaidų ir kviečia mus būti jo meilės atspindžiais šiame pasaulyje. Nors mūsų meilė dažnai būna ribota, Jėzus kviečia mus nuolat augti šioje meilėje, peržengti savo ribas ir tapti meilės bei gailestingumo liudytojais. Tegul Dievo meilė, kuri neturi ribų, veda mus gyvenimo kelyje, o mūsų širdis tampa vis karštesnės mylėti taip, kaip jis mus myli. Amen. Taip tebūna.